Pristatome pagrindinę plokštę, skirtą AMD procesoriams. Gigabitė gamintojas, Gigabitė Taivanio gamintojas, būtent sukūrė naują produktą, kuris yra pagamintas 790 FX pagrindu. Kuo jinai ypatinga? Na, visų pirma, palaiko procesorius Decathlon 2, Phenom 2, palaiko atmintinę iki 1866 plus DDR3 tipo. Arba kitaip tariant, galima labai ramiai dedant, kad ir paprastesnę atmintinę, lėtesnę, galima labai drąsiai su tam tikrom išlygom paturbinti. Tai šita motininė plokštė ir yra skirta tokiam darbui. USB 3 ypatingas tuo, kad pasižymė ypatingai dideliu greičiu. Kaip matot, yra labai gražiai palyginimas. USB 2, kurio greitis yra 480 megabitų per sekundę. USB 3 yra 10 kartų greitesnis. Taip pat labai malonus dalykas yra SATA 3, kuri palaiko iki 6 gigabitų per sekundę greitį. Na, kol kas tokių diskų, lygiai taip pat kaip USB 3 flash moduliukų kol kas nėra pagaminta, bet laukiame greitų laikų pasirodančių. Todėl, perkant šitą motininę plokštę, tikrai bus gerai investicija į ateitį. Dabar pažiūrėkime, kas dabar yra viduje. Kaip matot, standartinė komplektacija, instrukcijos, vartotojo vadovas. Na, kaip visada, aišku, kompaktas su driveriais reikalingais. Yra back panel. Matot, kiek daug yra visokiausių jungčių. Na, tiesiog pamatysite vėliau. Laidų netiek gausu, kiek būna Asus Deluxe motininėse plokštėse. Na, bet aš manau, kad pilnai pakanka. Jeigu kas papildomai reikalinga, galima bet kokią atveju įsigyti. Taip, čia dar mes turim, aišku, lipduką. Ir labai įdomų lipduką Home Theater. Ir pamatysit, kas ten yra per daiktas. Plokštė turi ypatingai didelius masyvius head pipe, arba kitaip tariant lietuviškai aušinimo elementus. Kaip matot, jie jungia tiek pietinį, tiek šiaurinį tiltus ir galiausiai yra apjungiamas kartu su maitinimo elementais. Būtent jie taip pat aušina maitinimo elementus, kurie labai, kaip žinot, kaista, kada sistema yra turbinama. Taip pat turi tokį ypatybę kaip 3 SLI, 3 PCI Express x16 jungtis, 1 PCI Express x1 ir 3 paprastas standartinės PCI. Pagrindinė plokštė turi Dual BIOSą, tai yra atvejis toks, kad jeigu BIOSą perprogramuojant nulaužit, yra galimybė labai paprastai atstatyti. Pagrindinė plokštė padaryta labai kokybiškai, tiesiog priekaištų nėra. Ką galima dar tokį paminėti, kad
Štai galinės jungtis. Kaip matot, mėlynai pažymėta parodyti. Tiksliau, kitom spalvom yra pažymėti USB 3 lizdai. Turi dvi Ethernet jungtis, SATA, eSATA jungtis, FireWire, na, atitinkamai, aišku, optinis išėjimas, kokselinis, pelė klaviatūrai, na ir Home Theater vadinama garso sistema. Ką dar galima paminėti iš tokių įdomybių, kaip plokštė turi labai įdomų reset moduliuką, beje, jis nusijima, kaip matot. Čia apsauga tokia padaryta, kad nenusispaustų be reikalo. Ir taip pat yra sistemos mygtukai paleidimo ir resetas. Ta prasme, kad nereikėtų išjunginėti, junginėti kompiuterį iš naujo, viską perinkti, kad tiesiog turbinant, tai labiau paprasta. Paleidai, sistema nesikrauna, resetą paspaudai, vėl iš naujo BIOS įvėjęs, gali savo leisti įvairius malonumus, tiesiog pažaisti. Plokštė yra gana sunki, sveria maloniai taip, na ir pagaminta matosi labai kokybiškai. Likite su Kompliuks.